Sveiki. Šiandien kalbėsime apie karmą, mano mėgstamiausia tema ir jau seniai žadėjau jums papasakoti apie tai, ką iš tikrųjų karmos dėsnis sako ir kokį vaidmenį astrologija atlieka suprantant tikrovę. Ir savo kalbą aš remsiu seminaru, kuris buvo mokykloje, astrologijos mokykloje, kurioje aš mokiausi. Šį seminarą vedė be galo gilus, išmintingas žmogus, Bhakti Vigyama Gosvami Maharaj. Ir aš labai norėčiau, kad jūs galėtumėte išgirsti originalą, tačiau gaila, šio video nėra YouTube. Todėl aš pabandysiu perduoti mintis. Taigi, kai išgirstame frazę karmos dėsnis, iš karto, manau, daugam mintise iškyla gerai pažįstama klišė - priežastis ir pasiekmė. Padarai tai, gausi tai. Tačiau tai yra labai supaprastintas supratimas ir variantas. Ir tiesą sakant, jis labiau klaidina net kartais, negu kažką mums paaiškina. Karma nėra tik priežasties ir pasiekmės dėsnis. Tai yra net priežasties ir padarinio rezultato dėsnis. Ir tarp šių sąvokų tikrai yra didelis skirtumas. Siūlau įsivaizduoti situaciją, kai žmogus nuspaudžia gaiduką. Priežastis yra jo veiksmas, pasiekmė yra šūvis. Bet padarinys. Padariniai gali būti labai skirtingi. Jis gali būti pasmerktas, o galbūt jis gali būti apdovanotas, nes padarė tai karo metu. O galbūt tai buvo savigynos atvejis, o galbūt bausmė ar apdovanojimas ateis ne iš karto, o vėliau, kada visos aplinkybės išaiškės, o galbūt net ir kitame gyvenime. Taigi karmos dėsnis apima visą grandinę pasiekmių. Ne tik akivaizdžių, bet ir subtilių ir labai uždelstų. Jis apima šitas dėsnis veikiančioje sąmonę, jo motivaciją, jo supratimą tuo metu. Todėl mokslininkai karmą vadina nemokslinė, nes jie dirba ir jie nori tiesioginių tokių išmatuojamų rodiklių ir ryšių. O karma tai holistinė sistema, kuri apima viską, kurioje viskas yra susijęs su viskuo. Ir jeigu jūs irgi ieškote tiesos, svarbu suprasti pagrindinį principą. Pasaulyje nėra pavienių reiškinių. Viskas tarpusavėje susiję. Viskas turi prasme. Ir mes, jei to nematome, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja. Ir neigti karmos dėsnį reiškia neigti, kad pasaulis turi prasme. Tada lieka tik viena - manyti, kad viskas vyksta atsitiktinai. Tačiau ir tai nėra atsakymas. Atsitiktinumas nėra atsakymas. Tai pasidavimas nesupratimui. Ir astrologija čia atlieka svarbų vaidmenį, nes astrologija yra labai senas mokslas ir jis yra ne apie žvaigždės, o apie įvykių prasme. Tai bandymas įžvelgti platesnį kontekstą, suprasti, kokios vidinės ir išorinės priežastys lemia įvykius. Ne per priežastingumą, o per simbolinį sąryšį, per simbolius, per planetas. Ir kai mes žvelgiame į planetų judėjimą, mes neieškome priežasties, kodėl mums atsitinka tas arba anas. Mes ieškome ženklų. Kaip laikrodis nekuria laiko.
o tik rodo, kiek dabar yra valandų. Taip ir planetos, jos nesukuria jokių įvykių, o tik nurodo momentą, kada subręs mūsų karminiai vaisiai. Ir apie karmos subrendimą yra kitas video, aš paliksiu nuorodą. Taigi astrologija yra labai labai gilios žinios ir astrologija tai yra veikianti metafizika. Tai būdas gyventi sąmoningai, stebint santyki tarp dangaus ir žemės, tarp likimo ir pasirinkimo, tarp priežasčių ir tokių daugiasluoksnių padarinių. Ir galite juoktis iš to, kad kažkas nuspėjo ateitį, pavyzdžiui, pagal skruzdžių vaikščiojimo būdą Indijoje taip daro, tačiau tiesa yra ta, kad viskas šitame pasaulyje yra susiję. Ir net ir galima nusakyti ateitį pagal skruzdžių vaikščiojimo būdą. Kiekviena smulkmena turi visumos atspaudą. Ir žmogus, kuris mato šį dėsningumą, nėra kvailys. Jis yra didžiojo visatos šokio stebėtojas. Stebėtojas ir trupučiuką dalyvis. Astrologija ne viską paaiškina, tačiau jį primena mums, kad pasaulis nėra absurdiškas. Jis turi prasme. Ir mūsų darbas yra jos ieškoti. Ieškoti prasmių. Stebėti, apmastyti, ieškoti savo asmeninių atsakymų per vidinę tylą. Ir astrologija yra viena iš visatos kalbų. Jinai neduoda kažkokių jau tokių, pilnai paruoštų atsakymų, bet jinai kviečia į tą meditacijos suvokimo procesą, inicijuoja apmąstymus. Ir norint iš tiesų suprasti, kaip veikia karmos dėsnis, svarbu neapsiriboti, tokia nuoga paviršutiniška logika. Čia reikia jogos filosofijos, senovės metafizikos, kuri aiškina, kad tikrovė nėra vien materija ir energija. Ji taip pat yra struktūra. Tai informacija. Vedų filosofijoje egzistuoja mahatatva, pirminio subtilaus kūrinijos elemento savoka. Tai nėra kažkas fizinio, tai informacijos terpė, savotiškas laukas, kuriame įspausti visi mūsų darbai, mintis ir ketinimai. Tai dabar vadinamas kvantinis laukas. Dažniausiai naujoje tokioje literatūroje, kvantinėje psichologijoje, kvantinėje fizikoje. Bet vedų filosofija turi savoką mahatatva. Kiekvienas žodis, kiekvienas veiksmas, net ir menkiausia mintis, viskas palieka pėdsaką šitame kvantinėme lauke. Ir mūsų sąmonėje. Ir šioje visuotinėje informacinėje aplinkoje ir mūsų sąmonėje įsirašo kiekvienas veiksmas, kiekviena mintis, kiekvienas žodis, ir aišku, kiekvienas žingsnis ir sprendimas. Ir šie du pėdsakai mūsų sąmonėje, taip ir kvantinėme lauke, sąveikiauja, jungiasi, jie kūrė būsimą tikrovę. Ta, kurioje atsidursime, ne iš karto, bet neabejotinai tenai būsime. Ir tai nėra metafora, tai tiesioginė vedų psichologijos tiesa. Gyvenime per elgesį, mąstyseną, jausmus mes sukuriame tam tikrą subtilų vaizdinį, karminį pavydalą. O mirties akimirka, kai senasis kūnas išeina, šis įvaizdis tampa
kito gimimo pagrindu. Ką matome mirties akimirką? Labai dažnai tokį, vat, pasakojo, kad suvokimo bliksnis. Parodo tokį vidinį kiną apie visą gyvenimą. Ir šiame filme yra logikos, taip, tai ne tik prisiminimas, tai yra atskleidimas, ko tapai dėl savo pasirinkimų. Rezultatas, padarinys viso gyvenimo. Ir būtent šis vaizdas, tai yra tokia suspausta informacija apie karmą, tampa forma, naujo kūno forma. Taip, vėlgi, tai nėra mechaninis dalykas. Tai ne tik tokie automatiniai kažkokie veiksmai. Yra trečias elementas - sąmonė. Arba net, tiksliau, virš sąmonė. Be jos šitas procesas neveikia. Galime turėti kažkokią formą, galime turėti molį, iš kurio galima lipdyti kūną, bet reikia to, tos sąmonės, tos energijos, kurį lipdo, kurį kūrė. Tai yra kūrėjas, kuris kaip ir nukreipia jėgą, įkvėpia gyvybę į formą. Taigi, karma pati jinai nesukuria kūno. Karma yra tik potencialas, ji realizuojama tik dalyvaujant aukštesniai sąmoniai. Todėl astrologija, jei ji nesusijusi su dvasingumu, yra tik schema. O tikroji astrologija sako, atsigręžkite į kūrėją. Nes be ryšio su virš sąmonė, su kūrėju, be maldos, be sąmoningumo, be tokios vidinės meditacijos iš širdies, mes liekame karmos nelaisvėje. Mes liekame savo programų nelaisvėje, tame mechaninėme procese. Ir labai svarbu suprasti, kad dvasinė praktika, jinai liktai ištrina karmą. Taip, jūs galite gyventi šitame pasaulyje, veikti, ne jūs, ir mes visi galim čia gyventi, veikti, atlikinėti savo pareigas, daryti net ir tai, kas mums yra įdomu ir patinka, ir nesukurti naujos karmos. Kaip? Per sąmoningumą, per vidinį atsiribojimą, per stebėtojo poziciją. Suprasdami, kad nesame kūnas, nesame protas, kad mes esame sielas, esame vibracijos, esame šviesos bangos nukreiptos į šaltinį, kurios turi tą ryšį su šaltiniu. Štai kodėl malda yra galingiausia, taip, priemonė, kuri padeda išsivaduoti iš karmos. Jei tai nėra mechaniškas kartojimas kažkokių žodžių, o jeigu tai darome sąmoningai su meilės ir dėkingumo vibracija. Šią akimirką mes liktai pradedam vibruoti vienu dažniu su virš sąmonė. Ir nesvarbu, kokia kalba melstis, nesvarbu, kokia malda, tai gali būti savo žodžiais, bet tada mes derinam savo sąmonę prie aukštesnio dažnio. Pradedam su juo rezonuoti. Ir tai yra laisvės pradžia. Tai ne tik žodžiai, tai išėjimo iš sistemos kodai. Tai maldos arba net tam tikros mantros. Taip, tai ne tik žodžiai, tai kodai, tai bangos, kurios pakelia sąmonę virš karminio mechanizmo. Ir būtent tyras garsas, sklindantis iš širdies, išlieka galingiausių apsivalymo būdų.
Visi ritualai, aukojimai, ten ugnies ritualai, kurie vadinasi jagijos, žiedai, akmenys, ten korekcinės horoskopo priemonės, viskas veikia. Tačiau tai nėra svarbiausia. Svarbiausia esate jūs. Svarbiausia esame mes. Svarbiausia. Ir svarbiausia jūsų siekis, jūsų sąmoningumas, jūsų vidinis impulsas eiti į laisvę. Motyvas, motyvas, dėl ko jūs veikiate, dėl ko melžiatės, dėl ko kartojate mantrą, dėl ko medituojate, dėl ko šypsotės kitam žmogui, dėl ko padedat kitam žmogui. Ir čia slypi didžiausia paslaptis. Karma nėra amžina. Taip, tam tikras toksai išankstinis nusistatymas egzistuoja, bet tai nėra nuosprendis. Taip, mes ateinam su tam tikra karma, bet tai nėra nuosprendis. Tai yra kvietimas. Kvietimas į sąmonės evoliuciją, į savo laisvės plėtrą. Ir galiausiai, kvietimas pabėgti nuo karmos. Taigi išeiti iš matricos, kaip dabar madinga sakyti. Ir mes visi nesame kaip ir likimo klientai, taip, ar vergai. Mes nesame Marso ar Saturno įtakos objektai. Mes esame sielos, kurios gali pasirinkti, kaip reaguoti į vieną arba kitą atvejį. Ir mes galim daryti pauzę tarp stimulo ir atsako. Ir šioje pauzėje ir yra visa mūsų ateitis. Kai prisimename savo orumą, savo prigimtį, kai pasirenkame sąmoningumą, o ne automatiškumą, išplečiame savo laisvę. Su kiekvienu žingsniu, su kiekvienu įkvėpimu, su kiekviena, nežinau, bet kokią mantrą jūs čia galite pasakyti. Taigi, laisvė tai ne likimo nuspėjimas. Laisvė tai jį pranokti. Ir žmonės užduodavo Gosvami Maharadžui tokius klausimus. Ar veikia Krišnos horoskopas? Ar horoskopas Ramos veikia? Ir kas vyksta su mūsų horoskopais? Ir ką jis atsakė? Taip, horoskopai, jie veikia visiems. Horoskopas tai nėra iš anksto parašytas scenarius. Tai potencialų žemėlapis. Tai tokių liktai energetinių ir karminių dėsningumų antspaudas gimimo momentu. Ir net ir Krišna, net ir Rama laikėsi tam tikrų modelių. Didelis skirtumas yra toks, kad jie nereagavo į įvykius pagal karmą. Jie gyveno pagal aukštesnį planą, pagal savo misiją. Ir štai kas svarbu. Išsivaduoti iš karmos įtakos nereiškia pakeisti visus išorinius įvykius. Tai reiškia, kad reikia keisti savo reakciją į juos. Tai yra svarbi mintis. Pakeisti karmą tai nereiškia, kad mūsų gyvenime bus tik malonus įvykiai. Ne. Turėsim išgyventi tai, ką turim išgyventi, tačiau mūsų reakcija, kokia jinai? Todėl, kad blogoji karmos begalybė yra automatinės reakcijos. Ir aš, kai analizuoju horoskopus, labai dažnai kalbu būtent apie šitas automatinės programas. Įvykis, reakcija, įvykis, reakcija. Reakcija tai jau iškart yra naujas įvykis, kuris būtinai įvyks. Ir taip toliau, ir gyvenimas iš gyvenimo, ir tūkstančiai įsikūnijimų.
Kaip išeiti iš šio rato? Tiesiog reikia mums nustoti karmiškai reaguoti į karmą. Astrologija tik parodo, kas gali nutikti arba tai, kas jau įvyko. Ypač jeigu tai yra prarabdha karma, praeitų gyvenimų pasiekmės. Mes jų nesukūrėme šitame gyvenime, mes atėjome jau su joms. Tačiau net ir šią karmą galima transformuoti, jei einame meilės keliu, bhakti keliu ir ryšio su aukštesnėje sąmonė keliu. Ir vienas asmo paklausė, jei net Rama ir Krišna turi karmą, tai jau ką kalbėti apie mane? Atsakymas buvo paprastas. Net Dievas laikosi pasaulio tvarkos ne todėl, kad privalo, bet kad parodytų kelią. Kad suprastume, jog svarbu ne tik tai, kas nutinka, bet ir tai, kaip gyvename, kaip reaguojame. Dabar irgi toksai dažnas ir svarbus klausimas, kodėl vienų žmonių karma veikia greičiau, o kitų lėčiau. Jogos sutrose tai paaiškinta paprastai. Karma yra sausa. Ji greitai subręsta. O yra karma tokia suglamždyta, suviniuota ir jinai laukia, kada jinai galės atsiskleisti. Ir, skirtingos rūšis. Vėlgi, aš duosiu nuorodą į video, kuriame apie tai kalbu plačiau. Taigi yra veiksmų, kurių pasiekmes pasireiškia praktiškai iš karto. O yra veiksmų, kurių padariniai pasireiškia po ilgo laiko kitame gyvenime. Ir tai yra tikras dėsnis, kad kuo žmogus sąmoningesnis, tuo greičiau ateina rezultatas, tuo greičiau jis pamato padarinį savo sprendimų. Taigi dvasingo žmogaus gyvenimas nebūtinai jis yra lengvas. Priešingai, net gali būti ir sunkesnis, nes jis reikalauja daugiau drąsos, nes visata beveik iš karto parodo ryšį tarp veiksmo ir rezultato. Iškart jis pamato savo veiksmų padarinius. Tačiau būtent tai ir yra didžiausia malonė. Taip mes mokomės, taip mes tampame dar sąmoningesnė, taip mes augome. Taigi, jeigu jūsų gyvenime viskas vyksta labai greitai, turėkite omenyje, kad tai yra geras ženklas ir jūs esate pasirengę sparčiai augti. Tačiau ir čia viskas labai priklauso nuo sąmonės, juk mes jau kalbėjome, kad net ir patys sunkiausi poelgiai gali neturėti jokių išorinių padarinių, jei žmogaus sąmonė jau yra pasikeitusi, jei jis tapo kitoks. Esmė ta, kad nereikia keisti visko aplinkai, reikia keisti save. Taip. Su skola taip pat yra labai paprasta. Žmonės, kurie netiki karma, bejėgiškai ims skolas ir jų negrąžins. O tie, kurie supranta, kad viskas sugrįžta, net nepagalvos apie blogą poelgį. Ne todėl, kad bijo, o todėl, kad jaučia atsakomybę. Jie žino, kad niekas nedings be pėdsakų. Taigi, ką reikia daryti, tiesiog gyventi sąmoningai ir kurti ryšį su kūrėju. Karma nėra mūsų priešas, karma yra tiesiog veidrodis, karma yra tiesiog mokytoja ir mes esame mokiniai, kurie kasdien darosi vis išmintingesnė. Ir linkiu Jums, kad mūsų visų reakcijos būtų sąmoningos, o ne automatinis. Tegul mūsų mintis būna tyros, tegul mūsų širdis būna laisvos ir tada net ir sunkiausi karmos poveikiai taps mūsų evoliucija, taps mūsų laipteliais aukštyn. Geros Jums
dienos.